tikrai nesupainiosite, koks čia yra Audi Q5 modelis. Kaip čiuptuvais tas automobilis prilimpo. Neseniai Lietuvoje pasakojo apie naująjį Audi A5. Jis yra pirmasis automobilis pagamintas naudojant naują gamintojo PPC automobiliams su vidaus degimo motorais skirtą platformą. Na, o štai antrasis automobilis yra šis už mane stovintis trečios kartos Audi Q5. Jis turi tą pačią Premium Platform Combustion platformą, kuris yra skirta automobiliams su vidaus degimo motorais. Beje, kaip gamintojas sako, tai yra paskutinė platforma sukurta tokiem automobiliams su įprastais motorais, kadangi nuo 2029 metų planuojama pristatyti naujos kartos technologiją, kuri bus pritaikyta išskirtinai elektromobiliam. Na, o kol kas grįžkime prie naujo Audi Q5. Taigi, atskirai šio modelio pristatinėti nereikia. Tiek pirma, tiek antra karta buvo populiariausi Audi automobiliai, kurių iki šių metų buvo parduota daugiau kaip 2,7 milijonai. Aš kalbu apie skaičius pasaulyje, na, o ir Lietuvoje šis automobilis pernai metais buvo tarp populiariausių 3 SUV automobilių. Ir kalbu ne tik apie premium segmento modelius, čia jis buvo vienareikšmiškai lyderis. Tačiau apskritai, kalbant apie vidutinio dydžio SUV automobilius, tai buvo trečias populiariausias modelis. Populiaresni už jį buvo tik gerokai pigesni Toyota RAV4 ir Škoda Kodiaq. Na, o trečiasis buvo būtent Audi Q5. Žinoma, ne paskutinėje vietoje buvo ir patraukli premium segmento automobilio kaina, tačiau pirkėjai visą laiką vertino ir vertina puikias Audi Q5 savybės. Na ir kaip matote, čia stovi 2 skirtingi modeliai. Vienas yra SUV automobilis, kitas yra Sportback. Sportback nuo SUV automobilio skiriasi šiek tiek mažesnė bagažinė, šiek tiek nuožulnesnė galinė dalimi. Na štai, prieisiu aš dabar arčiau ir parodysiu tos skirtumus iš galo. Pavyzdžiui, Europoje, na, daugiausia pardavimų, aišku, yra Vokietija. Šis automobilis yra gerokai populiaresnis negu praktiškesnis Audi Q5 SUV modelis. Tad Europoje Audi Q5 Sportback yra parduodama maždaug 65%, likusią dalį sudaro tradiciniai SUV automobiliai. Na, o štai kalbant apie Jungtines Amerikos valstijas, ten reikalas yra atvirkščias. Ten kur kas populiaresni, kaip ir Baltijos šalise, tradiciniai SUV modeliai, na, o Sportback sudaro mažesnę dalį. Iš esmės, apie šios automobilio platformos ypatumus aš jau pasakojau pristatydamas naujai Audi A5. Tai yra MLB Evo platformos trečioji versija ir nuo, pavyzdžiui, modulinės MQB platformos jis skiriasi tuo, kad iš šios automobilius varikliai yra montuojami ne skersai, o išilgai. Todėl gali būti sumontuoti didesni nei 4 cilindrų motorai. Todėl galingiausiose SQ5 versijose čia yra net V6 motorai. Na, o vienas pagrindinių skirtumų palyginti su sedanu Sportback ir universalu Avant Audi A5 yra tas, kad tiem automobiliam nėra galima pneumatinė prošvaisa. O štai su Audi Q5 reikalas šiek tiek kitoks. Šis automobilis yra galimas ir su pneumatinė pakaba, o pneumatinė pakaba leidžia prošvaisos diapazoną keisti maždaug 6 cm. Ir tai tikrai pravers, kada šiuo automobiliu nuvažiuosite nuo asfalto. Beje, štai čia už manęs yra 3 skirtingi Q5 modeliai. Pirmas ir antras yra Q5 Sportback, tačiau čia yra Q5 įprasta versija, na, o štai ši yra SQ5 Sportback versija. Na, tikriausiai galima atskirti jas pagal kitokius dizaino elementus ir tikriausiai labiausia atpažįstama versija taip pat yra pagal išmetimo sistemos antgalius. Jeigu štai įprastoje Q5 versijoje yra štai tokie stačiakampiai išmetimo antgaliai, beje, kaip ir A5 atveju, dabar jie yra tokie tikri metaliniai, o ne butaforiniai, tai
SQ5 versijoje yra štai tokie 4 apvalūs, sportiškai atrodantis išmetimo antgaliai. Na, o kalbant apie pačias bagažinės, tai tiek Q5, tiek ir Sportback versija talpina panašiai. Į SUV automobilio bagažinę telpa iki 1473 litrų, o į Sportback bagažinę telpa 1415 litrų. Na, kažkiek tai mažiau, bet tikrai nekritiškai didelis skirtumas. Na ir žinoma, kaip Audi A5, taip ir Q5 ar Q5 Sportback, tiesiog užtenka mostelėti koją po bagažinės dugnu ir bagažinė atsidaro pati. Tiesa, čia yra net šviečianti pažymėta vieta, kurioje vietoje reikėtų atlikti tą judesį. Tokia tvarkinga bagažinė su tvirtinimui reikalinga visa įranga. Na, o jeigu norite išimti bagažinės uždangalą, jį galite įdėti štai čia po antru bagažinės dugnu. Lygiai taip pat galima uždaryti bagažinę, mostelėjus koją, štai. Mostelėjau, pasitraukiau į šoną ir bagažinė užsidaro. Na, o palyginimui, štai, ne ką mažesnė Sportback bagažinė, net ir nepasakytum, kad ji čia yra labai mažesnė. Žinoma, jeigu sudėti į bagažinę maksimaliai daiktų, tada tas nuožulnus galinis kraštas šiek tiek mažina pakrovimo dydį, tačiau iš esmės bagažinės man yra labai panašios. Tik užvedus SQ5 variklį, koks įspūdingas garsas. Bet žinoma, tikriausiai man ne tiek garsas, kiek ir išvaizda, nes gamintojas akcentuoja, kad naujas automobilis turi ir ypatingus žibintus. Kaip ir kitose Audi modeliuose galima skirtinga šviesų išvaizda, LED matricinės šviesos, taip pat ir lazerinės šviesos. Na, Audi tikriausiai čia tarp pirmaujančių gamintojų, kurie siūlo skirtingo rašto, skirtingo dizaino, skirtingos išvaizdos šviesas. Štai įsijungia tokie trikampiai. Na, taip pat ryškiau pradeda šviesos, kaip priartėjama prie automobilio. Jau tikrai nesupainiosite, koks čia yra Audi Q5 modelis. Žinoma, ir šoninė šviesas jungianti galinę šviečianti juostą. Na, dėl išvaizdos tikrai neturiu jokių klausimų. Atrodo tikrai efektingai ir šiuolaikiškai. Juoda apdaila, sidabrinė apdaila, taip kaip jums patinka, taip kaip norite, kad atrodytų jūsų automobilis. Na ir žiūrėkite, kokios įspūdingai didelės priekinės grotelės su tokiais milžiniškais didžiuliais tarpais. Štai apačioje yra sistemos palaikančios savivaldį važiavimą. Ir štai tikros grotelės vėdinti stabdžių diskus. Na, o dar vieno dalyko, kurio nepaminėjau, kad šiam automobiliui siūlomi tikrai įspūdingo dydžio nuo 18 iki net 21 colio dydžio siekiantis ratlankiai. Štai, pavyzdžiui, čia yra 20 colių ratlankiai. Na, o štai šitos versijos ratlankiai siekia net 21 colio skersmens įstrižainę. Įsivaizduojat, kokio dydžio ratlankiai ir tikriausiai kiek kainuoja tokiam automobiliui, tokiem ratam padangos. Ir štai, gražiai pažymėtos stabdžio apkabos. Na, durelės galima nebejot, kad darinėjasi tikrai solidžiai. Atsidaro tikrai plačių kampų. Ir štai, kai mes keliavome trise ir aš atsistūmiau priekinę sėdynę taip, kad man būtų patogu sėdėti, na, už manęs nebuvo taip jau labai daug vietos, bet iš tikrųjų, kaip šios klasės automobiliui, vietos čia yra pakankamai, išskyrus vieną niuansą. Koks aukštas centrinis tunelis per vidurį, tad, na, trečiam keleiviui čia tiesiog nelabai būtų įmanoma ir sėdėti, tad vertinkim tai geriau kaip keturvietį automobilį, nors aš dabar sėdžiu štai SUV automobilyje. Na, o dabar persėsiu
į mažesnę bagažinę turintį Sportback modelį. Dabar sėdu į SUV automobilį, įsėdimas toks pat patogus kaip ir į SUV, taip ir Sportback, na, bet tas pats aukštas centrinis tunelis reiškia, kad automobilis iš esmės yra keturvietis. Iš esmės skirtumų tarp Audi A5 ir Q5, kadangi tai yra ta pati nauja platforma, nėra daug. Nuo šiol, kaip ir A5 atveju minėjau, kad pirmą kartą šios klasės automobilyje atsirado elektra reguliuojamas vairas, anksčiau toks buvo galimas tik tai didesniuose modeliuose, tad ir čia galima nustatyti, kad sėdant į automobilį vairas pasikeltų, sėdynė atsitrauktų. Na, lygiai taip pat kaip ir čia. Na, dabar užsivedė Q5, bet kartais galima pasirinkti, kad jisai važiuotų tik hibridiniu režimu, o kadangi čia yra papildomas 18 kW elektros motoras ties išeinamojų transmisijos velenu, tai automobilis gali kažkiek pavažiuoti ir vien tik elektra. Žinoma, kaip ir Audi A5, tai yra važiavimo režimų pasirinkimas su vienu skirtumu, apie kurį pašnekėsiu vėliau ir parodysiu vėliau. Tad štai galima pasirinkti skirtingą važiavimo režimą, subalansuotą, efektyvų. Ir dar yra vienas skirtumas, kad skirtingai nuo A5, kuris iš principo nėra galimas su pneumatinė pakaba, čia yra štai reguliuojama aukščio pakaba. Ir štai, jeigu tik noriu, galiu pasirinkti, kad ta pakaba pakiltų į maksimaliai aukštą padėtį. Ir štai, girdėt, kaip kyla automobilis. Žinoma, mums suteikia netgi galimybę išbandyti šį automobilį bekelėje. Ir čia yra net du bekelės režimai, Off-Road ir Off-Road Plus. Tai reiškia, kai veikia visos automobilio valdymo sistemos ir štai iškart išsijungia stabilumo kontrolė, įsijungia įprasta, tačiau automobilis dabar pasikėlė į maksimalų aukštį. Na, o kaip juokavome su kolega, tie papildomi 6 cm tikrai praverčia. Papildomai užsakomas multimedijos ekranas ir priešais keleivį, standartiniai 12,3 colio įstrižainės horizontalūs ekranai čia priešais vairuotoją, galingesnė belaidžio telefono įkrovimo vieta, ir žinoma, labai daug programų, žinoma, galima daug greitųjų parinkčių pasirinkti tą, ką norite matyti iš karto. Žinoma, ant vairo yra mygtukas, kurį aktyvavus galite kažkokią funkciją išjungti arba įjungti, tai yra greitojo parinkimo mygtukas. Žinoma, štai kažkiek keičiamos išvaizdos prietaisų skydelis, tačiau jau kaip ir minėjau A5 atveju, labiau norėčiau, kad būtų daugiau tų pasikeitimų. Kur kas svarbiau negu ta galbūt prietaisų skydelio išvaizda, kad čia yra štai parduotuvė ir programėlės, kurių yra labai daug, kurią norite susiinstaliuoti. Štai yra net bookingo programėlė, yra įvairiausias, kurios norite instaliuoti, karaoke galima padainuoti. Na tikrai, pramogų čia netrūksta, žiūrėkite, koks milžiniškas sąrašas tų programėlių, kuriomis galima naudotis automobilyje, tiek vairuotojui, žinoma, kai automobilis nevažiuoja, tiek ir keleiviui. Ta liūdna čia tikrai nebus, keleiviui tai jau tikrai. Na, bet žinoma, kur kas įdomiau išbandyti, kaipgi šitas automobilis važiuoja kelyje, kadangi, kaip jau minėjau, ta pati platforma, tik skirtumas tas, kad Audi Q5 galima su pneumatinė pakaba, būtent tokia iš čia ir turi, tai tikriausiai bus įdomu išbandyti įvažiuojant ne tik keliu, bet ir bekelę. Kaip jau minėjau, pasirinkus bekelės režimą, štai Off-Road, Off-Road Plus, štai maksimaliai padidėjo automobilio prošvaisa, kartais reikia, atjungiama stabilumo kontrolė ir žinoma, šitas režimas veikia tik tai iki 30-40 km per valandą, tačiau čia yra dar vienas įdomus niuansas, kad išvažiavome su galingiausia Q5 versija, tiesiog todėl, kad šitas automobilis turi ne 21 colio, 20 colių ratlankius. Akivaizdu, kad bekelėje visgi su tokio žemo profilio padangomis tikrai labai galima greitai jas pradurti, sudraskyti į aštrią
akmens briauną pataikyti ir toliau kelionė gali baigtis. Tačiau bet kokiu atveju štai. Organizatoriai nepabijojo leisti šiais automobiliais išvažiuoti ir į bekelę, bet tikriausiai taip pabrėždami šitos mašinos universalumą. Savo sprendimu aš tikrai nebūčiau ryžęsis važiuoti štai tokį kelią, tikrai gana stati įkalnę, su tikrai nemažai akmenų, bet tai jums ir atsakymas, kamgi skirtas Audi Q5, ogi visiems gyvenimo atvejam, tiek patogus manevruoti mieste, tiek ir nuvažiuoti nuo asfalto. Pasitaiko taip, kad ir Ispanijai nekažin koks oras. Aišku, skirtingai nuo Lietuvos, čia jau galima pabūti ir su trumpomis rankovėmis. Taigi, pirmas dalykas, ką aš jau minėjau ir kalbėdamas apie Audi A5, yra tas, kad važiuojant nedideliu greičiu, hibridinė sistema su papildomu elektros motoru ant išeinamojo transmisijos veleno padeda judėti mažais greičiais sklandžiai, netrūkčiojančiai, neperjunginėja pavaros, kaip kad būtų įprastoje dviejų sankabų transmisijoje, kokia čia ir yra, o būtent padeda važiuoti sklandžiai, netgi kažkiek elektra ir netgi štai su tokiu galingu SQ5 270 kW motoru. Kitas momentas yra tas, kad aš atkreipiau dėmesį, kad vairo sistema, skirtingai nuo A5, Q5 modelį veikia šiek tiek standžiau, gal neypatingai, tačiau tikrai galiu tik pagirti, kaip gamintojas suderino vairo sistemą, tai čia vėlgi pagirimas. Na ir trečias dalykas yra tas, kad pneumatinė pakaba, kuri iš principo nėra siūloma sedanui ir universalui A5, tikrai daro stebuklus, žinoma, ir papildomai užsakoma, aš neturiu šiuo momentu informacijos, kiek jį papildomai kainuoja, tačiau štai važiavom automobiliu žvyrkeliais, bekelę, važiavau greitai, tikrai tokios kaip ralio trasos ir automobilis važiavo tikrai labai švelniai, labai sklandžiai, na to būtų tiesiog neįmanoma pasiekti ne tik su tradicinė pakaba, bet ir su ta pakaba, kuri turi reguliuojamo standumo elektromechaninius amortizatorius su meteorologiniu skysčiu viduje, keičiančių amortizatorių veikimo standumą. Netgi ir ta tikrai toli gražu neprilygsta pneumatiniai pakabai, tad jeigu kyla klausimų, tai pneumatinė pakaba tikrai yra būtinas pasirinkimas, bent jau tiem, kurie labiausiai vertina automobilio važiavimo komfortą. Ir dar vienas dalykas, kad visi čia esantis bandymuose automobiliai yra su 20 ir 21 colio ratlankiais. Tai tokie didžiuliai su mažo profilio padangomis, bet iš tikrųjų, na, pakaba veikia stebėtinai komfortiškai, net ir štai važiuojant šio sportiško SQ5 automobiliu. Na ir tikriausiai, kaip girdite, pila lietus, tačiau garsą izoliuojantis priekiniai šoniniai langai tikrai puikiai atlieka savo darbą, važiuojant tiek dideliu greičiu, tiek lėtai. Na, tikrai puikiai garso izoliacija, aš vėlgi maloniai nustebinęs, žinoma, tokie didžiuliai ratai, jie taip pat yra, na, kažkiek triukšmingesni ir gal kartais važiuojant per šiurkštesnę asfaltą norėtųsi mažiau triukšmingumo, ypač nuo priekinių ratų arkų, mažiau triukšmo, bet aš visą tą suvedu, kad čia yra tikrai milžiniški didelį plotą turintys ratai, tai tikrai net nepavadinčiau to kažkokiu didesniu trūkumu ir jau tikrai ne tas dalykas, kuris labai krenta į akis. Na, o dar vienas dalykas, aš pasakodamas apie Audi A5 sakiau, aš tikrai nežinau, ką ten padarė tai vairo sistemai, tai pasikalbėjau su inžinieriais ir jie man kažką daugiau ten labai daug stebuklų nepasakė. Sako, visiškai kitoks vairo stiprintuvas, progresyvus, tai reiškia keičiasi nuo greičio jo perdavimas ir būtent tai tikrai padidina vairavimo tikslumą, važiuojant ir nedideliu greičiu, važiuojant ir didesniu greičiu. Tai vienas dalykas, na, o antras, kad anksčiau tokia progresinė vairavimo sistema tiesiog nebuvo galima Audi Q5, dabar jinai atsirado, nu, o kitas dalykas yra tas, kad patį vairo stiprintuvą, anksčiau jį montavo
siekiant mažinti vibracijas prie porėmio automobilio per guminės tarpinės, dabar jis sumontuotas tiesiogiai be guminių tarpinių ir taip padidino vairavimo tikslumą, atsaką į vairo pasukimą. Na, aišku, jeigu turėčiau schemą, tikriausiai galėčiau dar geriau išaiškinti, kas ten yra, bet na, akivaizdu, kad vairo sistema, vairo sistemos veikimas, vairo stiprintuvo veikimas tikrai, bent jau man tikrai kur kas smagiau, negu kad ankstesnėme modelyje, tai tas labai jaučiasi. Na, o dar apie ergonomiką gal nepaminėjau kažkiek, kad štai pavyzdžiui, toks gana nemažas centrinis tunelis ir štai kai sėdėjau keleivio vietoje, tai man taip norėdavosi truputį plačiau atsisėsti, žinot, taip vyriškai, tai tekdavo atsistumti sėdynę į galą, kad galėčiau labiau išsidrėbti, nors nesu tas mėgėjas, kad labai taip išsidrėbęs, tačiau keleivio vietoje norėjosi daugiau erdvės, atsistumdavau sėdynę ir tada vietos už manęs praktiškai nebelikdavo. Tai irgi vertinkite tą niuansą su tuo pačiu dalyku, kad centrinis transmisijos tunelis, bent jau man, neturiu čia po ranka, Audi A5, pasirodė aukštesnis, didesnis negu kad Audi A5. Tas tunelis yra mažesnis negu kad šitame Audi Q5. Ir vėlgi paklausiau, kodėl taip yra, nes, sakau, platforma tai ta pati. Pasirodo, ne. Platformos truputį skiriasi, yra platformos skirtos SUV automobiliam ir platformos skirtos sedanam, žemesniem automobiliam arba universalam. Ir vat būtent tas skirtumas yra aukštesnis centrinis transmisijos tunelis, na ir taip pat būtent pakabos skirtumai. SUV automobiliam yra galima pneumatinė pakaba, su kuria galima didinti prošvaisą, o sedanam ir universalam daugiausia, kas yra galima, tai reguliuojama standumo pakaba, o standartiniai amortizatoriai yra su vožtuvais, kurie mažina vibracijas, mažina dažnius. Tikrai nepavadintum ir tos įprastos pakabos nekomfortiškai. Na, kalbant apie važiavimą greitai, tai čia tuo labiau su SQ5 modeliu, tai yra vienas malonumas, tikrai labai tikslus valdymas. Na, vienintelis, galbūt štai man ką tik trūktelėjo vairą ir kolega tą patį pastebėjo, tikrai gana toksai aktyvus pagalbinės vairavimo sistemos įsikišimas. Jeigu ten išvažiuojate iš eismo juostos, tai taip gana aktyviai grąžina jūs į reikiamą padėtį, bet žinoma, visą laiką galima tas sistemas ir išjungti. Ir stabdžiai labai lipnus, labai kibus, iš tikrųjų stabdžiai veikia tikrai labai šauniai. Čia yra stabdžių pedalas, ne susijęs tiesiogiai su hidraulinė stabdymo sistema, kadangi atskiras procesorius reguliuoja, kiek yra stabdoma regeneracinio stabdymo metu pristabdomas automobilis, kiek yra stabdoma spaudžiant pedalą. Visi tie impulsai yra siunčiami į procesorių, kuris ir apdoroja gaunamus signalus, nusprendžia, kaip yra stabdomas automobilis. Taip, kad ir kaip ir Audi A5 atveju, aš sakiau, kad, na, tikriausia, tam sportininkam gal ir netiktų tokia sistema, kur nori jausti stabdymo tikslumą pirštų galais, tačiau iš tikrųjų bent jau tikrai kelianti labai didelį pasitikėjimą, nes tiesiog, na, kaip čiuptuvais tas automobilis prilimpa, o, pavyzdžiui, štai dabar aš net nestabdau. Ir automatiškai automobilis pats pristabdo, matydamas priekyje važiuojančią mašiną, man to daryti net nereikia. Automobilis priekyje pristabdo ir maniškis irgi pristabdo, palaikydamas saugų atstumą. Na, žinote, aš jums pasakysiu tokį dalyką. Tikrai turėjau sočiai laiko pasivažinėti šiuo automobiliu, išbandyti, kokios jos yra savybės. Žinoma, čia SQ5 su galingu motoru, tad, na, degalų sąnaudos 14,6. Na, čia sportinis modelis, kiek mes važinėjame su įprasta TFSI versija su 150 kW motoru, tai ten automobilio sąnaudos buvo mažiau nei 10 litrų. Žinoma, važiavome taip nei per daug greitai, vingiuotais kalnų keliais. Tad, kalbant apie degalų sąnaudos, jos yra priimtinas. Sakau, kas man labiausia patinka, tai ta hibridinė pavara su elektros motoru, padedantis sklandžiai važiuoti nedideliais greičiais mieste.
Prie manęs priejo vokiečiai inžinieriai, kurių čia nemažai, kurie kūrė šį automobilį, na ir sako, tai, na, pasakyk, ką galima būtų pagerinti, kad, na, visą laiką vertinga ta informacija, kurią jie nori priima, kur tu gali jam pasakyti, galima būtų tą pagerinti, galima būtų tą padaryti, na, kai kurių dalykų tu tiesiog nepakeisi, kaip kad nepakeisi to centrinio gale esančio tunelio, tačiau aš sakau, tai yra vienas iš tų retų atvejų, kai aš iš tiesų neturiu labai daug ką pasakyti, kad sakyčiau, o galėtų būti tas geriau, galėtų būti tas geriau. Kaip jau minėjau, anksčiau man visą laiką Audi sakydavo, na, vairo sistema į tokia. Audi viskas neutralu, viskas gerai, tačiau su šiuo modeliu tai man tikrai labai patinka, kai valdosi tiek sedanas A5, tiek kalbant apie šitą SUV Q5 modelį ir iš tikrųjų pasivažinėjau su juo, prieš tai aš dar sakiau, na, Audi A5 sedanas ar universalas man labiau patinka, valdosi smagiau, bet pasivažinėjau ypač žvirkeliais, ypač bekelę, ypač ten, kur blogas kelias ir kadangi čia šis automobilis turi pneumatinę pakabą, supratau, ne, visgi Q5 yra geresnis pasirinkimas, vien tik dėl to, kad jis turi pneumatinę pakabą, galima padidinti automobilio prošvaisą, galima nuvažiuoti ten, kur su įprastu A5 automobiliu nenuvažiuosi, tai tiesiog yra universalesnis automobilis, todėl nieko keisto, kad šita mašina ir yra pats populiariausias Audi modelis tiek visame pasaulyje, tiek ir žinoma mūsų brangioje Lietuvoje. Na ir galbūt, sakau, vienintelį dalyką, ką aš jums galiu papriekaištauti, tai automobilio kaina. Juokėsi, kur čia nesijuoksi. Žinoma, šitas automobilis tikrai kainuoja nemažai ir apie kainas galiu pasakyti taip. Nieko keisto, kad pernai metais jis buvo tarp populiariausių Lietuvos visų SUV automobilių, skaitant ir ekonominės klasės, kadangi, na, jo kaina prilygo vos ne Volkswagen Tiguan automobiliui, žinoma, tai kalba apie antros kartos Audi Q5, na, o trečios kartos Audi Q5, žinoma, yra brangesnis ir jo kaina visgi. Šiai dienai aš turiu tik pačią pradinę kainą, tai yra modelio su 110 kW varikliu ir jo kaina yra nuo 49 700 eurų. Priminsiu, kad A5 prieš pradedant pardavinėti, taip pat jo kaina prasidėjo nuo mažiau nei 40 000 eurų, tai sakykime taip, 10 000 eurų skirtumas tarp A5 ir SUV modelio Q5. Sportback bus kažkiek tai brangesnis, akivaizdu, nes visgi toks labiau išskirtinis automobilis. Žinoma, kalbant apie šitą SQ5 versiją, tai palyginti A5 ir S5 modelius, ten kainų skirtumas apie 40 000 eurų plus už sportišką S versiją, tai čia jau būtų taip pat apie 90 000 eurų šį automobilį, na, o kai atsiras automobilis kainynuose, kainoraščiuose, kaina keliais tūkstančiais eurų bus didesnė. Žinoma, kai visą laiką Audi ir kitų vokiečių premium markių atveju automobilio kaina gerokai padidėjo, kai pradedi ją komplektuotis. Na ir mano vienintelis galbūt toks didesnis priekaištas būtų tas, kad 110 kW kaina atrodo patraukliai, o jeigu tik nori 150 kW, kas yra kur kas, na, sakykime taip, racionaliau, 40 kW daugiau, 204 arklio galios, važiuoja šiek tiek smagiau, iš karto kaina ženkliai šokteli. Aš nežinau šio automobilio kitų kainų, kol kas jos nėra žinomas, tačiau komunikuojama apie tą modelį su 110 kW, kurio kaina prasideda be 300 eurų, 50 000 eurų. Tai mano galva, kad, na, vis tiek tas modelis palyginti su A5 110 ir 150 kW kainuos kažkur tai, na, manau, maždaug kokiais 5 000 eurų daugiau. Kas mano galva yra šiek tiek per didelis skirtumas tarp iš esmės tik tai variklio, na, galios padidinimo. O visa kita, tai aš kaip ir anksčiau nesistebėjau, kodėl Audi Q5 yra populiariausias gamintojo modelis, taip ir dabar man dar labiau akivaizdu, kad čia yra tikrai geriausias Audi gaminys ir kalbant apie kompaktinius SUV automobilius, ypač premium klasiai, tai šiai dienai, kadangi tai yra naujausias modelis, jis turi tikrai labai šaunias važiavimo savybės, tai šitas automobilis yra man ir geriausias iš visų premium segmento modelių, kuriuos bent jau teko paskutiniu metu bandyti. Ir, na,
tikrai bus šaunu sulaukti kažkada ir naujų BMW X3, Mercedes-Benz GLC, kurios taip pat bus įdomu išbandyti ir palyginti su šiuo naujojo Audi Q5. Na, o šiandien mano tik didžiausias rekomendacijos eiti ir išbandyti šį modelį, kuris, na, iš tikrųjų turi daug ir naujų technologijų, tačiau tu sėdėdamas jame nesijauti, kad buvo sutaupyta, siekiant pasiūlyti kuo patrauklesnį produktą už priimtiną kainą. Ta kaina, kaip jau supratote, nėra jau tokia labai maža, tačiau nebejoju, kad šitas naujas Audi Q5 ir toliau išliks populiariausias Audi gamintojo modelis.